Sveiki. Toliau tęsime projekto turinė medžio dirbinių drožyba atlikimo darbus. Reikės susipažinti su turinės medžio drožinių drožybos atlikimo etapiškumu, kūrybiškumu ir tęsti pradėtą darbą. Pasižiūrėsime keletą tokių turinės drožybos pavyzdžių. Patys paprasčiausi tai yra išpjaustyti su siaurapjūkliu iš faneros ir suklijuoti paveikslėlyje. Matote, juos galima nudažyti, galima su pirografu išraižyti ir taip toliau. Čia irgi tos pačios drožybos pavyzdžiai. Čia yra išdrožti, nudažyti ir nulakuoti mediniai paukščiukai. Atmintukai. Tai yra atmintukų drožyboje panaudotos medžio šakos ir padrožinėtos paraižytos. Angeliukai išdrožti. Tokia idėja gali puikiai realizuoti. Reljefai išdrožti. Tai yra ir turinės drožybos pavyzdžiai. Jaučiasi ir piltis, tūris, klevų lapai, ąžuolo lapai, arkliukas, medžio kamienų žvakutės taisytos išdrožtos. Galima dar labiau dekoruoti viską. Angeliukas, išdrožtas angeliukas figūrėlės. Taip toliau. Manau, jums idėjų netruks, jūs sugalvosite dar įdomiau ir viską kuo gražiau atliksite. Sėkmės darbe ir kūryboje.